Sveiki, šiuo video bandysiu parodyti, kaip yra daromas rankinių suvedimas į skaitmeninį naujos kartos tachografą. Įjungiam degimą, įstatom kortelę į skaitytuvą, padedam skaitytuvui įsidaryti. Matom, kad paskutinis buvo išimta kortelė, laikrodžio nustatymas. Eksportuoti asmens duomenis patvirtinam taip. Tachografas užduoda klausimą, kokia buvo vykdoma veikla iki šio momento. Pasirinkimas taip, mes jį turim pakeisti į ne, kadangi nebuvo poilsis, mes vykome į poilsio vietą, kažkur ilsėjomės kitur ir tik po to grįžom atgal į vilkiką. Tai reiškia, mes padarom ne. Klausimas, ar darysim rankinį įvedimą, patvirtinam taip, rankinis įvedimas bus daromas. Tai reiškia, kokia veikla, kas vyko po to, kai mes išėmėm tachografą iš kortelės, buvo vykdoma veikla vykimo į poilsio vietą. Statom vokelį. Matom, kad kortelė buvo išimta 27 dieną, 6 mėnesį, 10 valandų 56 minutės. Vokelis mums tinka. Kas vyko po to, kai mes išėmėm kortelę, iki kiek mes vykom į poilsio vietą, turim pakeisti datą. 27 diena, 6 mėnesis. Kiek laiko vykom, reiškia prie laiko, kada išimta kortelė, 10:56. Pridedam laiką, kurį sugaišom vykdami į poilsio vietą. Ok, prasukam laiką, reiškia bus 11 valandų, grubiai pusę valandos pridedam 11 valandų, 30 minučių. Mūsų vykimas užtruko apie pusę valandos, panašiai. Va, ir patvirtinam. Kokia veikla vyko po to, kai mes jau atvykom į poilsio vietą, reiškia pas mus baigėsi pamaina. Privalom parodyti, kokioje šalyje pamaina baigėsi. Aš randuosi Lietuvoje, Lietuva. Ir kas po to prasidėjo, kai baigėsi pamaina, prasidėjo pas mane poilsis. Poilsio pradžia, kaip matom, skaičiuojama nuo 27 dienos, 6 mėnesio, 11:30. Ok, patvirtinau. Kada mano poilsis baigėsi, aš matau dabar pas mane Liepos 2 diena, tinka. Valandą, aš turiu dabar valandų atsukti pusę valandos atgal, nes mano poilsis baigėsi anksčiau, ašgi pusę valandos dar turėjau važiuoti atgal į poilsio vietą. Reiškia, darom 12, maždaug, ok, ir laiką minutę sukam iki panašiai 43. Ok, patvirtinu. Kas prasidėjo, baigusis poilsiui prasidėjo pamaina, pamainos pradžia, tvirtinu ok. Kokioje šalyje prasidėjo Lietuva, ok. Ir ką aš po to veikiau? Važiavau į darbo vietą, atgal iš poilsio vietos, reiškia, vokelis man tinka. Kiek laiko man kelionė truko? Mėnesis diena tinka. Patvirtinau, ok. Laikas valandos tinka, minutės tinka, viskas tvarkoja. Spausdinti įrašus, galiu atsispausdinti įrašus, pasitikrinti, ar rankinis įvedimas man pavyko. Štai spausdintuvas atspausdino, viskas tvarkoja, visa veikla matosi iš eilės. Patvirtinti įrašus tvirtinu, pasirengęs važiuoti. Viskas, rankinis įvedimas baigtas. Galim pradėti darbo pamainą.